Tai sveiki visi, šiandien sveikinuosi nuo savo terasos. Geras oras, reikia pasidžiaugti saulės spinduliais. Šiandien norėčiau pakalbėti apie glazūravimą. Naudosiu amako glazūrą, nors ir parašyta kitaip, bet jinai perpilta. Čia yra permatoma skaidri glazūra, taip dabar atrodo rožinė. Kuo šita glazūra geresnė, ar koks jos pliusas nuo bots skaidrios glazūros, tai yra tas, kad jinai lengviau yra dengiama. Iš tikrųjų, ir kaip lengviau, tai vis tiek vienaip ar kitaip geriausiai yra tapšnoti. Tai nėra prievolė, o tiesiog rekomendacija, todėl kad tepdami mes dažnai nepastebim mikro dėmelių, kurios lieka po teptuko praėjimu šereliais. Nežinau, matysis, kad netolygiai pasidengia, kai mes tepam. Kaip mes tapšnojam, dengiasi, žinoma, storesnis sluoksnis ir tada tolygiau. Tada tiesiog mes įtapšnojam į mikro įskilimus ar mikro skylutes, tarkim, ir tiesiog mes sumažinam tikimybę, kad glazūra pasidengs netolygiai ir bus tiesiog vietų, kurių mes nepadengiam. Kitas dalykas, kaip glazūra išdžiūna. Būtent šita glazūra amako, jinai nesiburbuliuoja. Vadinasi, mes tiesiog padengiam, nuglazūruojam viską. Ir viskas. Ir to užtenka. Todėl tikrai rekomenduoju pradedantiesiems nepataupyti, nes bots glazūra yra pigesnė negu amako ant 5 eurų, priklauso nuo spalvos. Tai bet su ja daug paprasčiau. Taigi, glazūruojam. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų gaminys išdegtas, labai aštrus, gurblėtas, nežinau, palikote prieš degdami šiukšlyčių prilipusių ir jisai toksai, nemalonus liesti, rekomenduoju su švitriniu popierium tiesiog pašveisti šiek tiek. Daug nereikia, kelis kartus tiesiog praeiti su švitriniu popierium ir labai gražiai viskas nusišveičia, visos tos šiukšlytės ir aštrumai, nelygumai ir panašiai. Tai aš jau tai prieš tai padariau čia ant savo klientų darbų. Todėl dabar to jau nebedarau. Bet manau, su švitriniu popierium visi žino, kaip elgtis. Ką labai rekomenduoju atkreipti dėmesį. Tai glazūras naudojant, atitinkamai rinkite teptukus. Spalvotom glazūrom galite naudoti tiek kietus, šiurkščius teptukus, tiek minkštus. Bet skaidriom glazūrom, tiek bots, tiek amako glazūrom labiau rekomenduočiau naudoti minkštus, purius teptukus. Nesvarbu, ar sintetinio, ar natūralaus pluošto, bet su jais tiesiog lengviau pataikoti tuos mikro įskilimus. Ir gražiau pasidengia visa glazūra. Ir nuglazūravau vieną indelį. Tai sveiki visi.